mums pavyko iš 2 kambarių suformuoti 3 kambarius. Kuo džiaugiuosi, kad pavyko išlaikyti tą rekomenduojamą visą virtuvės eiliškumą. Kokiam klientui rekomenduotum tokį būstą? Tai šitas kambarys, sakom, pasikeitė daugiausiai. Ir be to, dažnai žmonės galvoja, kad labai brangu dizaineris samdyti. Tikrai sunku įsivaizduoti, kad čia buvo prieš tai virtuvė. Pats butas, jisai mums kainavo viso įrengimas apie... Sveiki visi, šiandien turim svečiuose mūsų labai mylimą Eglutę, kuri kartu su mumis įrenginėja visus šitos butus, už mūsų stovi ir liepia, kurią spintą, kurią sofą ir kokią spalvą pasirinkti. Ir su ją aptarsim apie visą butą, apie mūsų naująjį kūdikį, kurį ką tik baigėm įrengti. Ir keliaujam gal į svetainę ir aptarsim, kas čia buvo nuveikta. Taip, tai iš tikrųjų mums pavyko iš 2 kambarių suformuoti 3 kambarius. Kaip mes tai padarėm, tai šitą gražią virtuvę mes atkeliam į svetainę. Vietoj buvusios virtuvės, paskui parodysim, mes padarėm nedidelį kambariuką. Tai jis gali būti naudojamas tiek vaiko kambariui, tiek svečių kambariui, bet svarbiausia turbūt darbo kambarį suformuoti yra bute. Tai tas mums ir gavosi ir taip pat turbūt atkandom koridoriaus ir padidinom vonios kambarį. Apie patį butą, jisai randasi prie pat Draugystės parko, visai čia turim per gatvę realiai perėjus. Tai buvo pasirinkta iš tikro butas, nes buvo labai faina vieta, 3 aukštas iš 9, vidinis butas, super šiltas, per langą turim medžius, augmenijos daug, žalia visur, viskas faina. Ir žinoma išplanavimas, kurį buvo įmanoma pakeisti ir padaryti daug funkcionalesnį, fainesnį ir gerai išnaudojimo, ką padėjo Eglutai mums ir padaryti. Tai gal su kokiais iššūkiais susidūrėm pakeičiant virtuvę iš buvusios vietos į šitą, nes šiandien dienai turim daug didesnę virtuvę, kuri irgi funkciją savo atlieka daug geriau. Taip, tai tos mažos virtuvės butuose dažniausiai būna tokios, kur jau nebetelpa valgomojo stalo, pavyzdžiui, talpinti. Tai labai faina, kad dabar mes turim daug didesnę, ne kampinę, daug funkcionalesnę virtuvę. Tai tikrai tas labai faina ir iš tikrųjų tai nėra sunku padaryti, kaip visi galvoja. Čia tiesiog visas įvadų klausimas, bet tikrai butas tada gaunasi daug funkcionalesnis ir geriau išnaudotas. Šiaip ką, dažniausiai, kaip projektuoju būstus, tai dažniausiai pirmiausiai išsirenku plokštės virtuviai ir kitiem korpusiniam baldam. Tada man lengviau yra atsiremti į kažkokias tai spalvas ir nuo jų toliau kurti dizainą. Tai išsirinkau šitas plokštis, jos labai tokios neutralios, švelnios, kaip dabar populiaru labai maišyti su medžio imitacija, tai šį kartą to nedarėm, pasirinkom visiškai neutralų vaizdą. Bet kas labai svarbu šitoj virtuviai, kuo džiaugiuosi, kad pavyko išlaikyti tą rekomenduojamą visą virtuvės eiliškumą. Tai pirmiausia, mes iš šaldytuvo pasiimam produktus, tada plaunam, tada viską pjaustom ir gaminam ant kaitlentės. Tai būtent čia viską pavyko išlaikyti, dėl to šita virtuvė yra tokia funkcionali. Ir indaplovė iškart po kriauklės. Taip, ir indaplovė labai patogiai tikrai. Iš tikrųjų būtų įdomu išgirsti istoriją iš vis, nuo ko prasidėjo iš vis tavo kelias šitoj sferoj ir kaip pradėjai visus tuos dizainus kurti ir iš kur gimsta pas tave tokios mintys. Tai aš pradėjau dirbti, mane susirado vieni brokeriai ir visai nejučia taip mane įnešė visai tuos investicinius butus staiga. Ir klientų vis daugėjo, būtent tokių, kurie perka senus butus, perdaro į naujus ir parduoda. Tai labai šitą įsisukau, labai patinka šitas dalykas, labai patinka vis tiek tu kažkaip įsivaizduoji, kas maždaug gyvens tame bute, tu nežinai, bet bandai įsivaizduoti ir galvoji, kaip čia kam bus gražiau, kokios spalvos, koks išplanavimas, kas aktualu apskritai atsikraustant šeimai ir ieškant buto. Kokiam klientui rekomenduotum tokį būstą? Koks, kai kūrė, kaip įsivaizduoji, kas bus klientas šito buto? Įsivaizduoju, kad šiaip iš tikrųjų nesu nusistačius taip mintyse, kas galėtų jame gyventi iš tikrųjų, nes spalvos yra parinktos tokios labai žemiškos, jaukios, neutralios. Šitas interjeras gali tikti tiek vyresniam žmogui, tiek jaunai šeimai, nes yra ir tas mažasis vaiko kambarys. Tai tikrai šitas butas tiktų daugam vien dėl
tų universalių tokių spalvų, gero išplanavimo, tai tikrai jis tinkamas daugelį. Žodžiu, esminis dalykas, darant tokį butą, tikriausiai būtų išplanavimas, funkcionalumas ir universalumas interjero detalėse. Taip, universalumas būtinai. Universalumas būtinai, tai žodžiu, rožinių spalvų stengiamės nenaudot. Ne. Arba žydrų spalvų. Taip, ir tų visokių ten tapetai, kur būna visokiam gėlytėm, tikrai ne. Ir netgi aš privengiu aukso tų detalių, nes iš tikrųjų auksas, to imitacija irgi ne visiems patinka. Geriau rinktis juodą, baltą metalą, tai irgi yra universaliau. Tai taip, kiekvieną butą stengiasi pritaikyti kuo didesniam pirkėjų kiekiui, kad pamatę skelbimą pagalvotų, kad va, aš jį noriu apžiūrėti, nes jisai labai jaukus, spalvos neutralios, galima įnešti savų akcentų. Tai va labai svarbu šitą projektą ant pardavimų į būstą. Gal keliaujam į kitą kambarį, kuriam irgi galėsim pasikalbėti ir parodyti, kas čia įvyko ir kas buvo padaryta. Tai gal porą klausimų trumpai apie koridorių. Kas čia nutiko, ar kaip čia atsirado tos spintos, veidrodžiai ir visa kita. Tai mano pagrindinė funkcija visada būna sukurti kuo daugiau vietos pasidėjimui. Dėl to mes sukūrėm šitą talpę spintą prieš kambaryje, kur sutalpinsim visus lauko drabužius, aš manau, tikrai vietos užteks. Yra veidrodis, yra pufas. Tai, žodžiu, visas koridorius yra toks šviesus, dėl to įėjus nėra kažkokio suspaudimo jausmo, kur būna įeini į tuos senus butus ir viskas taip tamsu, dar tos lentutės visos senos. Tai tikrai įėjus tas šviesumas labai jaučiasi, man atrodo. Ir čia irgi, man atrodo, durys buvo prieš tai. Taip. Tai duris panaikinom, palikom atvirą erdvę, kad įeini ir gali iš karto tiesiai. Taip, ir dienos šviesa iš karto matosi, gražios užuolaidos, sofa. Tai viskas va taip. Tai keliavam gal į sekantį mūsų kambarį, kuris gal tikriausiai daugiausiai pasikeitė iš visų. Taip. Nes ten prieš tai buvo mūsų virtuvė. Dar apie duris gali papasakot, kaip nusprendėm šitoj vietoje jas padaryti. Taip, tai čia buvo taip, kad vonia buvo mažesnė. Jinai ėjo kažkur iki čia ir čia buvo tos ūkinės spintos, prie kurių mes tikrai visi pripratę jas matyti. Tos 3 spintos. Ir mes jas panaikinom ir čia padarėm duris. Ir šitos durys yra įtrauktos į tolyn, dėl to, kai jos atsidaro, jos nenuvalgo kambario ploto. Tai labai gerai mes atsikandom šiek tiek koridoriaus, vis tiek koridoriui nereikia tų kvadratų iš tikrųjų, tai kuo daugiau jų panaudoti reikia funkcionaliau. Tai šitos durys tam ir buvo skirtos taip padėliot protingiau. Ir visą šitą sieną buvom realiai pakeitėm iš pagrindų, nes realiai vienintelį sieną, kurią gali keisti be kažkokių papildomų projektų, nes jinai yra blokiniam name, papildomai dar blokas vienas einantis, kuris nelaiko niekas jo. Tai jį realiai visą šalinom, performom, perstumėm, kad būtų mažiau koridoriaus. Daugiau vonios. Ir daugiau šito kambario. Ir daugiau šito kambario. Tai šitas kambarys, sakom, pasikeitė daugiausiai, bet jis yra tuščias, tai gal skamba taip keistokai, bet mes jį padarėm tokį labai universaliai keičiamą, tai tikrai yra pridaryta rozečių, gali čia būti laisvai ir darbo stalas, čia matau 4 rozetės net, čia gali būti darbo stalas, gali būti vaiko lova, gali būti kažkokia sofa, arba viskas viename. Arba visko viename, gal čia nesudėsim, bet tikrai gali būti įvairių scenarijai. Ir įdėjom šitą jaukų LED apšvietimą. Ir jaukias užuolaidas. Tikrai tas kambariukas mažas, bet toks mielas ir daugam pritaikomas. Tai tikrai manau geriau negu čia turėti tokią suspaustą virtuvę, kur net, sakau, net valgomas stalas normalus netelpa iš tikrųjų. Jo, aš tikrai sunku įsivaizduoti, kad čia buvo prieš tai virtuvė, nes net šiandien dieną iš tam bute atrodo net neįsivaizduoju, kad čia galėtų būti. Taip, čia jokio vamsduko nieko nebėra, tai tikrai atrodo nebuvo čia jokios virtuvės. Viskas švaru gražu. Ir dar ką mes padarom, tai irgi dujų skaitikliai būna visą laiką. Tai tuos dujų skaitiklius mes panaikinam, paliekam tik tai tą vamzdelį einant į... Iš tikrųjų aktualus klausimas, nes daug kas klausia, norim perkelt virtuvę į svetainę ir visi įsivaizduoja labai sudėtingai, ką daryti su tais dujų skaitliukais. Panaikint. Ja, kreipiesi į tiekėją, parašai prašymą, kad nori panaikint. Aišku, tų pačių visos to buto daugiabučio nepanaikinsi to vamzdžio.
Tai kaip bebūtų, tiesiog vis tiek reikės palikti tą vamzdį, ar tu ten jį paslėpsi kažkaip, ar kažką su juo padarysi, tai jį reikės palikti, bet to didelio skaitiklio nebereikia jau. Surūdynus ogarus. Tai va, tai gal tiek apie šitą, keliavom į miegamą pasižiūrėti. Tai mūsų labai fainas ir labai mielai įrengtas miegamasis. Gal tu gali papasakoti daugiau, kaip čia gimė šitą idėją, kaip čia viskas atsirado. Tai tikrai galiu pasakyti, kad šito viso kambario akcentas ir pats centras yra šita graži didelė lova, tikrai tokia matosi minkšta, jauki ir tikrai labai... Ir taip grinai norisi, nežinau, vakarų savaitgalius praleisti toj lovai, tikrai atrodo labai jaukiai. Taip pat, aišku, nepamiršom ir šviestuvų skaitimui. Nepamiršom ir jaukaus LED apšvietimo, intymiai kažkokiai tai nuotaikai. Kuo šiaip šitas butas papirks moteris, aš nebejoju, tai šita erdvė spinta, nes tikrai padaryta yra visokių skyrių, skyrelių ir man tai čia užtektų. Nežinau kaip kito, man tai čia vietos užtektų pilnai. Liktų gal toks mažas skyriukas dar mano vyrui, bet kažkiek liktų. Kompromisą kažkokį. Jo, kažkokią lentynėlę vis tiek liktų, atiduočiau. Tai va ir labai pajaukina vaizdą šitos užuolaidos. Ir tikrai kambarys gausi labai fainas, vieta televizoriui, jeigu reikia. Ir jo daug apšvietimo scenarijų, iš tikrųjų, kas labai faina turėti savo būstuose, tai kad būtų daug apšvietimo scenarijų. Mes čia turim spintai apšvietimą, turim pagrindinį apšvietimą, jeigu norim tvarkytis, turim skaitimo apšvietimą ir turim tokį naktinį LED juostos apšvietimą užuolaidose, tai tikrai apie apšvietimą buvo daug galvota. Ir balkoną irgi šį kartą visiškai pilnai įrengėm, plytelę sudėjom, padarėm tekstūrą, uždėjom struktūrą, atvedėm apšvietimą, rozetę papildomą, jeigu ten vakare norėsi, nežinau, įsijungti dar kažkokias girliandas, pasijungti dar kažką. Aš tai manau, kad balkonas dar puikiai tinkamas bent jau vasarai kaip darbo vieta. Jeigu ten būtų vaiko kambarys, tai čia drąsiai galima įsirengti nedidelį tokį darbo kampelį ir manau, kad labai jaukiai viskas ten būtų, nes ir apšvietimas yra, ir rozetė įrengta, žodžiu apie viską pagalvoti. Šiaip retai matęs, kada būtų senų daugiabučiuose daromos apšvietimai balkonuose. Tai va čia irgi toks labai įdomus sprendimas, kurį iš tavęs išgirdom, nes dažniausiai patys net nepagalvoja, kad taip galima padaryti. Taip, nes būtuose nepratę matyti, tai dažniausiai taip ir nebūna, tuo labiau apie rozetę ten nepagalvoja, kad žmonės ten gali sėdėti. Jeigu neįstiklintas balkonas, gal taip, bet jeigu įstiklintas, tai tikrai jis gali būti naudojamas bent jau vasarą kaip papildoma buto erdvė. O tikrai bute tos vietos per daug nebus, aš manau. Dar ką apie šitą spintą galima papasakoti, tai akcentuoti, kad labai tokios elegantiškos rankenos, jos labai dera prie viso elegantiško miegamojo interjero. Tai irgi jos atrodo taip gražiai įsilieja visą interjerą. Ir šiaip juodas akcentas toksai, išlaikomas kaip ir visame bute yra. Bet dar kalbant apie akcentus, tai virš lovos galima laisvai pasikabinti kažkokį paveikslą, gal kas nors tapeto užsimanys. Tai šitam bute iš tikrųjų nemažai palikta vietos gyventojų kažkokiam akcentų įnešimui. Tai tikrai galima improvizuoti šitais dalykais. Gal pabandom keliauti į paskutinį mūsų kambarį. Neprasčiausia į vonios kambarį, kuris irgi labai stipriai pasikeitė ir tikrai reikėjo daug paspręsti ir idėjų, kaip jį ten padaryti ir sudėlioti viską. Čia jau tavo stebuklai, ką tu darai. Tai su kuo susiduriu dažniausiai kokiu sunkumu perplanuodama būstus, tai yra tie maži vonios kambariai, kuriuos niekas netelpa. Sovietiniuose butuose ypač. Taip, ir čia tas irgi vonios kambariukas buvo labai mažas, bet kaip ir pasakom, mes nukandom truputį koridoriaus ir gavosi tikrai funkcionalus tas vonios kambarys. Čia labai faina, kad šį kartą tilpo skalbyklė, ne kaip praeitam bute turėjom iškelti kitur, išlaikyti bendri buto akcentai ir tas toks irgi kremiškumas išlaikytas labai fainai. Ir čia mes turėjom tokią problemą su šita spintelė iš tikrųjų, nes šitos atviros lentynos turėjo būti ir čia. Bet taip gavosi, kad atsirado skaitliukai iš niekur nieko ir turėjom perplanuoti šitą spintelę kitaip, bet vis tiek gavosi puikus rezultatas. Tiesiog atsisakėm vieno bloko atvirų spintelių ir visi skaitliukai yra paslėpti šitoj spinteliai, o jei viskas lygų gražu,
viską galima paslėpti. Taip pat jau užbandžiau šitas veidrodis su apšvietimu, puikiai tinka pasidažymui, tikrai labai super. Tai va, ir tikrai gavosi jisai toks nedidelis, bet irgi labai jaukus. Labai gerai pamenu, kaip dviese, kada pirmus būtų su Remigijum įrenginėdom ir reikėdavo surasti, tarkim, sofą kažkokią, kėdes ir dar kažką tais. Mes būdavo tiesiog jau pavargdom ieškoti visur, nes norisi tiek ir ras kažkokį pigų variantą, kuris atrodytų gerai, bet kadangi nerasdom, tiesiog neturėdom laiko po visas parduotuvės keliauti, tai labai sunku būdavo tai padaryti. Ir tau, pavyzdžiui, pavyksta surasti tikrai gerom kainom ir labai gerai atrodančius dalykus. Taip, nes čia toks svarbus dalykas ir naujakuriam, pavyzdžiui, toks tipsas, kad jeigu randat kažkokį patinkantį butą, būtinai paieškokit jų skirtingose parduotuvėse, nes labai skirtingos kainos būna, ta prasme, vos net dvigubai skiriasi. Tai va ir dizainerės pliusas, kad dizainerė šį padeda sutaupyti. Nes čia toks mitas, aš labai dažnai girdžiu, kad va, su dizainerė tai ten visokios ten žvakidės bus pačios brangiausios, ten surenka viską per brangu, būna nieko neįperka. Arba dažnai būna dizaineriais pasiūlo ir žmonės bijo atsakyti, kad jiem per brangu ten pirkti. Aš va šito nesuprantu, kaip tu gali. Dabar aš pasiūlysiu stalą už 3000 ir jūs man bijosit pasakyti, kad jis per brangus. Bet aš tikrai žinau girdėjęs, kad būna pasiūlo, mes išklausim ir po to galiausiai atsisakėm jos ir ten patys nusipirkom pigiau viską. Taip, nes labai svarbu komunikuoti yra, o čia pasiūlo tą stalą ir, tu bijai pasakyti, kad tau jisai nepatinka, tu negali bijot pasakyti, vis tiek esi klientas. Aš manau, kad šitas butas yra vienas gražiausių, kurie mums pavyko. Ačiū tau. Ir šitas butas be to yra greičiausias, kurį mums pavyko įrengti. Tai irgi tobulėjom, stengiamės ir šitą butą mums pavyko padaryti per 2 mėnesius realiai. Gal ten plius savaitę kokį. Bet realiai nuo kada įsigijom, visus darbus, išgriovimus pradėjom jau prieš realiai pardavimą pavyko, įsileidom žmonės. Viską perdarėm per 2 mėnesius ir šiandien dieną jau turim iškeliavę į pardavimus ir laukiam savo pirkėjų. Žodžiu, kaimynų labai ilgai nepykdėt, kad pusę metų nedarėt to remonto daužymosi. Taip, pranešim visą laiką, kad pusę metų bus remontai, tai apsidžiaugsim. Geriau ilgiau visada pasakyti, kad remontuosi, tada suremontuoti trumpiau ir tada. O šiaip tarp kitko, pats butas, jisai mums kainavo viso įrengimas apie 32 000, 33 000. Ir plus palūkanos investuotojams mums kainavo 4 000. Tai realiai investuotojai iš mūsų būtų irgi uždirbo 4 000, kol mes jį čia įrengėm, padarėm ir paruošėm. Nupirkom šitą butą 67 000. 67 000. Tai, irgi šiaip kaina nebuvo ten iš pačių pigiausių, bet buvo verta mokėti už vietą, už aukštą. Už dizainerę. Už dizainerę. Tai dizaineriai įsiskaičiuoja, kiek išleidom visam butui. Ir be to, dažnai žmonės galvoja, kad labai brangu dizainerės samdytis. Tai galiu paneigti šitą mitą, pasiskaičiavus, kiek jūsų laikas kainuos važinėti visur, ieškoti, rinktis viską ir už kokią kainą jūs surasit ir už kiek dizaineriai suras, tai nebus taip ir brangu, žinokit. Taip, nes irgi leidžiam kiekvienam dirbti savo darbą. Iš tikrųjų, jeigu dizainerės ir yra tam, kad visur suvažinėtų už jūs, tai jau geriau skirkit savo laiką, ieškokit pirkėjų, žiūrėkit į kitus svarbius dalykus, o dizaineriai leiskit pasireikšti ties dizaino klausimais. Tai tikrai, man atrodo, didelis galvos skausmas nueina šitoj vietoj. Aš dar gal pasakyčiau, kad ir labai daug klaidų galima išvengti. Taip, iš tikrųjų, nes labai svarbu pasidaryti tą tikslų baldų išplanavimą. Mes visada nuo ko pradedam, tai aš tokį eskizus atsiunčiu, kaip čia galėtų būti tas butas išplanuotas. Ir tik nuo to viską paskui planuojam, visos rozetės, visą apšvietimą, kad paskui nebūtų, kad pastatom spintą ir toje spintoje viduj lubos šviestuvas. Tai mes išvengiam tokių klaidų. Arba kad neatsidaro, pavyzdžiui, spintos durys dėl šviestuvo. Tai šitų visų klaidų jums ir padeda išvengti dizaineriai. Tai tikrai jų nebijokit. Neklausykit, kad visi sako, kaip jie viską sugadina. Tikrai ne visi dizaineriai viską sugadina. Tai iš tikrųjų galima tikrai daug pliusų gauti iš dizainerių darbo. Ačiū, Egle, labai tau. Kur tave galėtų ras žmonės, papasakok? Mane ras gali
Facebook'e, tai manau, Adas įdės mano kontaktus kažkur video apačioje. Ir jeigu turėsit klausimų apie interjerą, apie kažkokias spalvas, tai tikrai klauskit ir atsakysime. O šiaip noriu padėkoti, kad mane pakvietė nusifilmuoti šiame video. Iš tikrųjų labai įdomu stebėti šių dviejų vaikinukų visą darbą, nes tikrai labai stengiasi, kad viskas būtų įrengta kokybiškai. Tikrai labai norisi viską įgyvendinti taip, kad būtų patrauklų pirkėjai. Tai tikrai aš iš jų jaučiu tą tokį stengimąsi tikrai viską padaryti labai kokybiškai. Ja, tai smagu prie to prisidėti. Ar sunku dirbti su mum? Ne, iš tikrųjų tikrai labai geri klientai ir sakau nemeluodama, net nesumirksėjau. Tai tikrai labai smagu dirbti kartu ir matyti šitą gražų rezultatą, kuriuo ir pati džiaugiuosi. Smagu girdėti. O ką, noriu padėkoti ir jums. Ačiū labai, kad stebėt, prisidedat prie mūsų šitos bendruomenės. Apie mus visas istorijas, komentarus ir tikrai dalinamės tiek Telegram paskyroje, galėsit irgi rasti žemiau, kur pasidalinsim tiek Instagram'e, tiek Facebook'e. Tai pasekit, pasižiūrėkit, jeigu patiks, paspauskit like, labai prisidėsit prie mūsų šito augimo. Norim tikrai turėti daugiau žmonių savo bendruomenėje ir dar jeigu paspausit subscribe, bus iš jūsų super. Ačiū.